Ar viską padarėte, kad jūs, jūsų artimieji ir jūsų vaikai būtumėte visi kartu sveiki? Ir šitas klausimas tikriausiai, kad mes ne visada padarome viską, bet klausimas yra, ar jūs padarėte bent jau tai, kas yra svarbiausia. Ir šiandieną aš jūs noriu pasveikinti mūsų pirmadieninėje programoje 8 valandos, kurioje kalbame apie gyvenimo balansą arba gyvybės balansą, kitaip sakant. Mano vardas yra Kęstutis, aš esu sveikatos priežiūroje jau daugiau nei 22 metai ir pastaruosius 5 metus jau nuo 2012 dirbu prevencinės profilaktinės medicinos srityje. Taigi, šiandieną mes kalbėsime apie keletą ypatingai svarbių dalykų, keletą komponentų, kurie yra ypatingai svarbus išlaikyti gerą sveikatą, iš viso išlaikyti sveikatą. Ir daugelį tų komponentų jūs jau žinote ir be abejo, jeigu jūs klausotės manęs, jūs tikriausiai jau žinote daug ką apie sveikatą. O apskritai komponentų šiuo laiku mes sveikatos priežiūros sistemoje ir medicinoje žinome labai daug ir netgi ne medikai žino daug ką apie sveikatą, turbūt daugiau negu prieš 1000 metų. Tačiau yra klausimas, kaip mes su tiek daug žinių turime tiek daug sveikatos sutrikimų, tiek daug ligų, tiek daug sveikatos problemų visuomenėje. Ir atsakymas yra paprastas, mes daug ką padarome, bet kai ką labai svarbaus ir kritinio mes suklystame. Ir šiandien yra tema kaip tik apie tai, kuriuose srityse mes suklydome ir kaip tai pataisyti, ką mes galėtume padaryti, kad ištaisytume tas klaidas. Pradėsiu nuo to, visų pirma, dar tiesa noriu jums padėkoti už tai, kad esate čia ir kad mes tą laiką leidžiame kartu. Matau, kad daug kas rašote, kad puikiai girdite ir kad klausot atidžiai ir kad jūs dėkojat už webinarą. Tai ir aš jums dėkoju už tai. O dabar pradėsiu nuo to, kad ne mes vieni kalbame apie tai, kad reikia profilaktiškai ir prevenciškai skirti dėmesį sveikatai. Taigi Vilniaus universiteto Santariškių klinikų direktorė valdymui čia prieš keletą savaičių pasakė štai ką, kad mes turėtume rūpintis savo sveikatą žymiai anksčiau, negu kad įvyksta mūsų sveikatos sutrikimai. Taip pat medicinos gyvensenos specialistai bus pradėti ruošti mūsų sveikatos sistemoje. Tai rodo, kad ne tik tai mūsų pačių ir vykdančių projektą sveikatos susidomėjimas didėja, bet ir apskritai visos sveikatos sistemos. Susidomėjimas didėja, kaip išsaugoti sveikatą, o ne kaip ją taisyti, kai jinai sugenda. Dabar mes pradedame nuo to, kad gera fizinė būklė ir senėjimo stabdymas ir kad priemonių daugėja tai padaryti, tačiau rezultatai kol kas nėra labai įspūdingi. Mes matome jaunėjimą daugelio ligų ir matome tikrai tokią kritinę, sakyčiau, būklę. Kai kurie medikai netgi skundžiasi, kad tiesiog daugėja pacientų ir jau medikų pačių pradeda trūkti kai kurių specialybių. Ir mes esam to susirūpinę. Pradėkime nuo vieno ypatingai svarbaus komponento, kuris buvo pražiūrėtas. Taigi daug ką mes darome gerai, apie tai aš nekalbėsiu, pradėsiu iš karto nuo vieno labai stambaus dalyko, kuris buvo pražiūrėtas, sakykim taip, per praeitus 50 metų, nes dar prieš 100 metų tas komponentas mūsų kūne buvo visiškoje normoje. Per praeitus 50 metų mes pradėjome suvalgyti vis daugiau vieno tipo riebalų, tai yra sausumos kilmės riebalų. Juos mes randame grūduose, kukurūzuose, sojoje, tai yra sausumos kilmės augalai pagamina tokią grupę riebalų vadinamą omega 6. Ir mes vis didiname šitos grupės riebalų suvalgymą, kartu kaip ir to maisto suvalgymą. Tai yra miltinių patiekalų, toliau grūdais
soja, kukurūzais yra šeriami gyvuliai ir po to mes tokią mėsą valgom. Taip pat jau yra šeriama pašarais ir žuvis. Ir mūsų maiste praktiškai yra nebeišvengiama suvalgyti daugiau omega 6 negu mums reikia. Kita grupė riebalų, tai yra ne vienas riebalas, o visa grupė, tai yra 4 skirtingos riebiosios rūgštys, yra omega 3. Iš jų tik viena yra randama sausumoje, tai yra semenų, kanapių ir kituose aliejuose, dažniausiai sėklų aliejuose. Kai kurie žmonės, mes pastebėjom, kad daro klaidą, jie vartoja tuos aliejus, tikėdamiesi, kad tai išspręs jų omega 3 trūkumo problemą. Tačiau tai yra klaida, dėja turiu tai pasakyti, dėl to, kad būtent šitos riebiosios rūgšties, jinai vadinama alfa-linolo rūgštis, kuri yra sėklose, semenų, kanapių ir taip toliau, jos mūsų kūne tyrimai parodė, kad yra jau norma arba per daug. Kitų 3 riebių rūgščių, jos randamos jūros kilmės produktuose, tai yra EPA, DHA. Šitų riebių rūgščių mums trūksta 3 arba daugiau kartų šiais laikais. Taigi, mūsų mityboje turėtų būti, tiesa, paminėsiu, kad tiek omega 6, tiek omega 3 žmogaus kūnas nemoka pagaminti. Tai yra tik tai suvalgomos medžiagos. Yra tokia grupė medžiagų, vadinamos būtinosiomis nepakeičiamosiomis medžiagomis, jos turi būti suvalgytos, jos nesigamina mūsų kūne. Tai tiek omega 6, tiek omega 3 vadinamos polinesočiosios riebiosios rūgštys, jos yra suvalgomos. Dabar kiekis šitų medžiagų, kuo toliau, tuo vis labiau pradeda išsiskirti. Tai reiškia, omega 3 suvalgymas vis mažėja, o omega 6 vis didėja. Ir tai mums sukelia daugybę pasekmių. Ir jeigu jūs pasigilintumėte šitą sritį, jūs pamatytumėt, kad širdies sveikata, širdies ir kraujagyslių sveikata yra ypatingai susijusi su riebalų suvartojimu ir ypatingai su omega 6 ir omega 3 santykiu. Taip pat smegenų būklė, kaulų būklė ir taip toliau, mes tą sąrašą dar kartą peržiūrėsime šiek tiek vėliau. Dabar klausimas, ar visą laiką buvo santykis toks suvalgomas omega 6 ir omega 3 ir kada tai pasikeitė? Genetinė norma omega 6 ir omega 3 yra 1:1, tai yra po lygiai, tiek turėtų būti mūsų maiste. Iki maždaug 6-ojo dešimtmečio, 7-ojo dešimtmečio priklausomai nuo šalies, šis santykis buvo apie 4:1, turiu omeny 1960-ieji, 50-ieji. Ir anksčiau. Vėliaugi mūsų mityba keitėsi labai radikaliai. Mokslininkai tai vadina, kad mes iš žemės ūkio eros persikėlėme į pramoninio maisto erą. Tai yra, kai daug kas yra gaminama dideliais kiekiais, ilgai stovi, lentynose keliauja didelį laiką iki mūsų. Dėl to tas maistas, jisai dažniausiai yra lėčiau gendantis. Omega 6 riebiosios rūgštys yra labai stabilios, dėl to jų labai daug ir gerai išsilaiko. Omega 3 riebiosios rūgštys yra labai nestabilios ir jos labai trumpai išlieka maiste. Taigi didelė dalis tų omega 3 iki mūsų nebeatkeliauja, net jeigu mes valgysim žuvies daug, tai gali neišspręsti mūsų omega 3 klausimo. Ir šiuo metu situacija štai ką rodo, Skandinavijoje yra 12:1 santykis, tai yra 12 kartų per daug omega 6 santykinai su omega 3. Ir čia mes jau kalbame ne vien apie tai, ką žmonės suvalgė, mes jau kalbame apie tai, kas buvo ištirta žmogaus viduje. Yra specialus tyrimas kraujo, kuriame mes matome tiksliai, kiek yra ko. Taigi, Vakarų Europoje yra 15:1, dar blogesnė situacija negu Skandinavijoje. Jungtinėse valstijose 25:1. Lietuva, daugam turėtų būti įdomu, kurgi yra Lietuva. Lietuvos rezultatas dėja nedžiugina, jis yra, aišku, geresnis negu Europos vakarų ir negu Jungtinių valstijų, bet blogesnis negu Skandinavijos, tai 13,4:1 maždaug. Dabar
Kągi sako visos sveikatos priežiūros organizacijos pasaulyje, tai yra šiaurės šalių, Skandinavijos, pasaulio sveikatos organizacija, čia kaip matote skaidrėje, tai yra rekomendacijos neviršyti 5 su 1. O pagal pasaulio sveikatos organizaciją yra pagriežtinta 4 su 1. Jeigu jūs žiūrėsite kitų šaltinių mokslininkų, galite rasti, kad 3 su 1 būtų gerai neviršti arba 2 su 1 netgi. Taigi, mano asmeninė paskutinė riba savo yra 2 su 1. Ir aš noriu visą laiką išlikti žemiau 2 su 1 ribos. Kaipgi sužinoti, koks yra jūsų būtent tas balansas, nes iš maisto, visą maistą ištirti, ką jūs valgote, tikriausiai būtų nerealu, bet yra tyrimas, kaip minėjau, iš kraujo jau išmatuoti galutinėme taške, kur tos riebiosios rūgštys atlieka savo funkciją jūsų kūne. Tai testas yra vadinamas balanso testas, jisai yra paimamas iš piršto kraujas, yra siunčiamas į laboratoriją ir mes per keliasdešimt dienų gauname atsakymą, kuriame yra ataskaita keliasdešimt puslapių aprašyta. Ne tik tai tyrimas yra atliktas, kur yra išmatuojamos visos tos rūgštys ir balansai, bet yra ir aprašymas, ką tai reiškia jums. Ir dabar klausimas yra, koksgi sprendimas tada, ką mes siūlome, dėl to, kad, informuoti apie problemą, aišku, yra svarbu, bet informuoti apie problemą ir nepasiūlyti sprendimo, tai būtų, galbūt ir toks kelias yra, bet šiandien jau yra sprendimas, tai mes ir kviečiame tą sprendimą taikyti. Taigi sprendimas yra toksai ir šiek tiek prieš pateikdamas dar sprendimą, aš jums noriu supažindinti su istorija, omega 3 kaip papildo, kas tai yra per daiktas, kodėl iš viso tai atsirado. Taigi, žmogui per dieną maždaug reikia 3 gramų omega 3. 3 gramai. 3 gramai yra stebuklingas skaičius. Deja, žuvis per pastaruosius 50 metų vis labiau darėsi užteršta. Tai yra sunkiaisiais metalais ir įvairiais taršalais. Tai dėl to žuvies riebalai pradėti rafinuoti. Ir jūs galite rasti rekomendacijų, pavyzdžiui, nėščiosiom nesuvalgyti daugiau žuvies negu tam tikrą kiekį. Tai yra rekomendacija dėl tų taršalų buvimo žuvyje. Dabar toliau, kai omega 3 buvo rafinuotas, paaiškėjo, kad žuvyje buvo ir antioksidanto, tam tikros medžiagos apsaugančios omega 3. Deja, rafinuojant omega 3, ta medžiaga pasišalina. Dėl to didžioji dalis papildų, kuriuos jūs rasite rinkoje, juose nėra polifenolių, juose nėra to antioksidanto, jisai liko su taršalais pašalintas. Ir tada atsirado poreikis kažkaip tai stabilizuoti tą omega 3. Omega 3 genda ypatingai greitai. Jeigu omega 3 jūs atskirstė visiškai nuo antioksidantų, jis sugenda tiesiog akimirksniu, oksiduojasi. Taigi, kasgi buvo padaryta? Buvo atrasta, kad yra toks vitaminas E, kuris atrodytų apsaugo omega 3. Deja, tik tai atsiradus kraujo testui, kuris matuoja omega 6 ir omega 3 balansą, tik tai tada paaiškėjo, kad vitaminas E buteliukė, kapsulėje galbūt ir apsaugo omega 3. Deja, kūno viduje nėra pakankamas vitamino E poveikis, kad tas omega 3 nukeliautų iki jūsų tos vietos, kur jis atlieka savo funkciją. Taigi buvo, kaip matote skaidrėje, buvo idėja tokia iškelta, hipotezė, kad omega 3 atskirai nuo polifenolių neturi veiksmingumo. Taip lyg būtų stiklinė perpjauta per pusę ir jūs panaudotumėte tik pusę stiklinės, ten tilptų labai mažai vandens. Mums reikia ir vienos, ir antros stiklinės dalies, ta stiklinė turi būti vientisa. O jeigu kalbant apie omega 3, reikėtų ir omega 3, ir polifenolių. Taigi, tai, ką padarė mokslininkai, norvegai, ir mes jiems esame labai dėkingi, tai jų darbas buvo štai koksai. Jie
darė daugybę tyrimų kraujo. Jie buvo padarę apie 5000 tyrimų dar prieš 5 metų. 5000 kraujo tyrimų, iš kurių nustatė, kad žmonės, kurie valgė omega-3 papildus įvairiausius, ir tie, kurie jų nevalgė, jų omega-3 kiekis kūne buvo labai panašus, labai nedaug skyrėsi. Ir tie mokslininkai jie siekė surasti mišinį riebalų, kuris grąžintų mus atgal prie omega-3 normos. Ir buvo atlikta daugybė eksperimentų su daugybė antioksidantų. Ir paaiškėjo, kad paprasčiausiai reikėjo grįžti atgal prie žuvies ir pasižiūrėti, kaip tas omega-3 buvo žuvyje. Jisai buvo su polifenoliais. Mokslininkai panaudojo polifenolius esančius alyvuogių aliejuje. Pasirodo, tam tikro spaudimo alyvuogių aliejuje jis nėra labai malonus, jisai šiek tiek ryklę degina, bet jame yra labai didelis kiekis polifenolių. Sumaišius tuos riebalus, pats alyvuogių aliejus yra vertingas maistui, sumaišius tokį specifinį alyvuogių aliejų su daug polifenolių ir omega-3 iš žuvies ir tokį maisto produktą įtraukus į žmogaus mitybą, mokslininkai pastebėjo, kad po pusės metų balansas yra grįžęs į visišką normą. Tai yra 2 su 1, 1,8 su 1. Mano asmeninis šiandieninis balansas yra 1,8 su 1. Mano pirmas testas parodė, kad buvo 11 su 1, valgant omega-3 papildus, kuriuos aš pirkau vaistinėje ir mokėdavau pakankamai nemažą kainą. Taigi 11 su 1 buvo negeras rezultatas, šiuo metu aš esu pageidaujamoje zonoje. Taigi testai štai ką parodė. Šiandien dienai mes esame padarę jau per 180 000 kraujo testų. 180 000. Tai yra ne vien Lietuvoje, aišku, mes dirbame 33 šalyse, yra visa Europos Sąjunga, Jungtinės valstijos ir Kanada. Štai ką parodė tie 180 000 testų. Tik tai 5% ištirtųjų buvo arti 3 su 1. Dar kartą primenu, norma yra 1 su 1 iki maždaug 4 su 1. Tai tik 5%, arba kitaip tariant, 5 iš 100 žmonių, kuriuos jūs pažįstate, įskaitant galimai jūs, jūsų tyrimas būtų geras. Likę 95 iš 100 dalinosi į 2 grupės. Ir tos grupės buvo vieni vartojo omega-3 papildų, kiti ne. Paminėsiu, skaidrėje jūs matote Skandinavijos duomenys, Lietuvos duomenys skiriasi nuo Skandinavijos. Kas 6 tik tai žmogus naudojo omega-3 papildų iš ištirtųjų ir tie, kas nevartojo, buvo 13,4 su 1, tie, kurie vartojo omega-3 papildų, jų testas parodė 10 su 1 vidurkį. Taigi, mano pastebėjimas būtų toks, kad tai testas šiek tiek skyrėsi, klinikinių požiūrių tai beveik nebuvo didelio skirtumo. Taigi, mokslininkai dirbo tom riebalų mišinio srityje ir žmonėm tiekė tą, šiandien dienai tai yra vadinama balanso aliejų. Tie žmonės, kurie įtraukė tą riebalų mišinį į savo mitybą, vėlgi noriu pastebėti, kad aš jo nevadinčiau omega-3 arba žuvies taukais. Jį reikėtų vadinti savo vardu, jis yra vadinamas balanso aliejus ir tai yra ne šiaip sau. Tas balanso aliejus yra dėl to, kad jisai skirtas buvo gražinti žmogų į balansą, į normalų omega-3 kiekį ir normalų omega-6, omega-3 santykį. Taigi, kaip aš šiandieną matau šią sritį, ne omega-3 papildų mums reikia vartoti, ne žuvies taukų mums reikia vartoti. Mums reikia priemonės, kuri mus gražintų atgal į balansą. Ir šiandien dienai aš jau dirbu šitoj srityje nuo 2012 metų ir man kol kas 100 tyrimų pats atlikau asmeniškai, o dar 1000 žmonių aš mačiau ir stebėjau daugelyje šalių. Ir galiu pasakyti, kad aš mačiau
labai retą testą normalų ir labai didelį skaičių tų žmonių, kurių mityboje jau buvo balanso aliejus, 95 iš 100 buvo normos ribose. Tai buvo 3 su 1, 2 su 1, 1 kablelis kažkiek tai su 1. Taigi aš tiesiog, man jau pakanka įrodymų ir pakanka duomenų, kad teigti, kad tai yra sprendimas. Kad tai yra sprendimas, kuris jūs atveda iki rezultatų. Dabar, nežinau, ar įžiūrėsite, bet skaidrėje yra pateikta keletas punktų, kurie atsakytų į klausimą, kodėl man viso to reikia. Dėl to, kad taip mes pasakėm, mums trūksta omega-3, per daug omega-6. Mes pasakėm, ką testai parodė, pasakėm, koks yra sprendimas, pasakėm apie kitus sprendimus, kurie nedavė rezultato, bet kam viso to reikia, o gal man to nereikia. Ir aš pradėjau šį webinarą, šią paskaitą nuo klausimo, ar mes viską padarėme, kad iš tikrųjų būtume patys sveiki, mūsų artimieji būtų sveiki ir mūsų vaikai būtų sveiki. Ir antras mano klausimas buvo, ar padarėme bent jau tai, kas yra svarbiausia. Ir štai ką parodė moksliniai tyrimai ir medicina, kad jeigu jūs norite išlaikyti optimalią smegenų funkciją, jeigu norite sveikos širdies, jeigu norite gerai funkcionuojančios imuninės sistemos, geros regos, normalaus kraujospūdžio, geros raumenų būklės, odos būklės ir elastingumo, ląstelių geros funkcijos, jeigu norite gerų kaulų ir geros oksidacinės būklės, tai yra apsaugos nuo laisvų radikalų, plaukų, nagų, tai jeigu jums tai yra svarbu, tai vienas iš ypatingai svarbių kertinių laikančių, nešančių akmenų išlaikyti šitų struktūrų ir organų ir sistemų sveiką būklę yra omega-6, omega-3 balansas ir omega-3 kiekis jūsų kūne. Tai yra viena svarbiausių statybinių medžiagų, iš ko pastatyta jūsų ląstelė, iš ko pastatytas visas jūsų kūnas, nuo pat pirštų galiukų iki pat viršugalio. Visas jūsų kūnas, jame yra labai didelis kiekis riebiųjų rūgščių ir iš jų omega-6 ir omega-3 pusė turėtų būti omega-3. Jeigu omega-3 mažėja, tą vietą užima omega-6, jūsų kūne tos funkcijos pradeda nukrypti nuo normalių ribų ir po to kai kuriems iš mūsų pasiekia kritinės ribas ir tada, kaip mes sakom, yla pradeda lysti iš maišo. Dėl to mes rekomenduojame tą ylą kišti atgal į maišą, ištaisyti balansą. Ir čia jau visai smulkus šriftas, bet manęs dažnai klausia, ar nėščiosios turėtų naudoti omega-3 papildų. Ir yra aiškiai parašyta Europos maisto saugumo institucijos, kad nėščiosios vartodamos, aš paskaitysiu netgi labai tiksliai, kad DHA vartojimas yra naudingas vaisiaus akims ir smegenims. Akių ir smegenų vystymuisi. Taigi yra parašyta institucijų ES teisės aktuose, kad omega-3 vartojimas yra būtinas arba kitaip tariant omega-3 kiekis kūne, nes tai yra viena svarbiausių statybinių medžiagų. Tai tikiu, kad atsakiau bent dalinai jums į tą klausimą, kam viso to reikia. Deja, per praeitus 5 metus, tai ką aš pastebėjau, to neįmanoma jums perteikti, tai yra tik tai mažytis prisilietimas, tai ką aš jums pasakiau. O iš tikrųjų, tai aš savo akimis mačiau daugybę pokyčių į gerą pusę sveikatos srityje. Ir pačių geriausių istorijų, aišku, man neteks išgirsti dėl to, kad žmonėms nieko taip ir nenutiks, jie taip ir liks sveiki. Bet mes tuo labai ir džiaugsimės. Mes džiaugsimės turėdami gražų būrį sveikų žmonių. Taigi, ką mes rekomenduojame šiandien? Mes rekomenduojame, primiktinai tiesiog rekomenduojame jums pasidaryti testą. Balanso testą, iš kurio jūs sužinotumėte, kur jūs esate šiandien.
Testas parodytų, ką jūs valgėte pusę metų iki testo padarimo riebalų srity. Apie pusę metų. Nes tie riebalai visi buvo integruoti į jūsų ląsteles. Ir būtų gerai sužinoti jūsų praeitų pusės metų tyrimo rezultatą, dėl to, kad jeigu tyrimas yra geras, tada mes jūs galim pateikti kaip pavyzdį, sektiną pavyzdį. Na, tiesa, prieš pateikiant jūs kaip pavyzdį dar reikėtų pamatuoti, kas jūsų būklėje, kas jūsų kūne vyksta su sunkiaisiais metalais ir kitais taršalais, nes tikriausiai, kad jūs suvalgėte labai didelį kiekį riebios žuvies. Na, taip, kad dar irgi reikėtų pasižiūrėti, kas toliau, jeigu jūsų testas yra geras. Bet jeigu jūsų omega 6, omega 3 balansas yra toli nuo normos, tokiu atveju mes žinome, kad jūsų kūne jau vyksta pokyčiai, kurių jūs nenorite ir mes nenorime. Taigi mes rekomenduojame sužinoti tai ir taisyti, kuo greičiau taisyti, nieko nelaukiant. Taigi per 20 dienų po tyrimo, po kraujo paėmimo jūs jau žinosite savo atsakymą. Tada mes jums galime rekomenduoti tik tai veikiantį sprendimą, tik tai tą, kurį mes ištyrėme ir ištestavome tiek daug kartų, kad mes galime užtikrintai pasakyti, kad jisai grąžins jūs į 3:1 balansą. Tai tas sprendimas yra vadinamas Balance Oil. Ir po 4 mėnesių, aš mėgstu daryti po 6 mėnesių nuo Balance Oil vartojimo, įtraukimo į savo mitybą. Balance Oil, tai turėtume į tai žiūrėti kaip į paprasčiausią maisto produktą. Tai yra maisto produktas, kuris grąžina reikiamus riebalus į jūsų mitybą. Taigi jūs balansuojate mitybą geriau ir po pusės metų mes tada vėl galime išmatuoti, kaip šiuo metu atrodo jūsų omega 6, omega 3 balansas. Ir jeigu tas balansas jau yra geras, mes tada džiaugiamės, yra graži šventė pas jūs namuose, jūs tikriausiai jau būsite ir pajutę poveikį, jūs būsite pajutę, daug kas iš jūsų bus pajutę milžinišką skirtumą savo sveikatoje, kai kas pajusite nedidelį skirtumą, tačiau mes žinome, kad jūsų viduje jau nebevyks tam tikri negeri pokyčiai. Tai yra didžiulė šventė, jeigu jūs, jūsų vaikai ir jūsų artimieji galės džiaugtis tuo geru riebių rūgščių balansu jūsų visų viduje. Taigi, eikime toliau. Balanso aliejus yra keletoje formų, tą irgi svarbu paminėti. Tai yra standartinis balanso aliejus, jisai yra maždaug alyvuogių aliejaus skonio. Ten jūs beveik neužuosite, kaip dauguma iš mūsų neužuodžiam ir nejaučiam jokio žuvies skonio, dėl to, kad tas omega 3 dar nėra pakitęs, o nepakitęs omega 3 yra bekvapis ir beskonis. Ir daugumai iš mūsų tai tinka, mes jį skaniai išgeriam ir tiesiog suvalgom kartu su maistu. Yra kitas sprendimas vaikam, jeigu su vaiku jums nepavyksta susikalbėti, kad jisai suvalgytų tokį aliejaus formos aliejų. Yra toks sprendimas vadinamas Aqua X. Tai yra tas pats standartinis balanso aliejus, tik jį yra pridėta tam tikrų žolelių. Kiekio reikia tokio pačio, bet jūs Aqua X galite supilti į vandenį arba į šaltą, bet kokį šaltą gėrimą. Jūs galite supilti į sultis ir jūsų vaikas net nesupras, kad jisai išgėrė daugiau negu sultis. Jam netgi patiks citrusinio skonio. Tai yra pirmas toks sprendimas pasaulyje šiandienai, mano žiniomis, kai riebalai tirpsta vandenį. Na ir toliau yra kapsulės. Kapsulės mes rekomenduojam tik tai kelionėms, nes jums reikalingas nestebuklinga piliulė, kur būtų įdėta stebuklinga medžiaga, kurios labai mažai užtenka ir jinai kažką daro jūsų kūne. Tai yra tūris, reikalingas tūris medžiagos, maisto medžiagos, vadinamos omega 3 ir kitų riebalų mišinio. Taigi jums reikalingas didelis kiekis. Mano atveju man reikėtų suvalgyti 20 kapsulių per dieną. Tai tikriausiai nelabai patogu, bet jeigu aš būčiau Afrikoje, kažkur tai safari,
kur nėra nei vandens, nei šaldytuvo, tai tokiu atveju tikriausiai kapsulės būtų geriausias sprendimas, nes tenai yra geriausia apsauga nuo oksidacijos, yra uždaryta ta medžiaga, tos veikliosios medžiagos, jos yra apsaugotos nuo deguonies poveikio, dėl to netgi šiek tiek didesniai temperatūroje jos gali išsilaikyti nepakitę. Na, tai tiek apie balansavimą riebių rūgščių, o dabar pereikime prie kitų keleto sprendimų, kaip aš minėjau pradžioj. Mes kalbėsime apie keletą labai svarbių kertinių akmenų jūsų sveikatai išlaikyti. Taigi, antras pagal svarbą sprendimas, jisai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų svorio. Tai yra nuo kiekvieno iš mūsų kūno svorio. Jeigu mūsų kūno svoris yra normalus, tai tokiu atveju yra viskas gerai. Tačiau jeigu mes turime nors šiek tiek viršsvorio, tai šiek tiek apkrauna tiek, kiek mes jo turime, tiek ir perkrauna mūsų sąnarius ir kitas visas kūno sistemas. Tai yra didžiulė problema ir mes visi tai žinome. Ir nereikia žmogui, kuris turi viršsvorio, sakyti, tu turi viršsvorio, arba jis tai žino, kiekvienas žmogus. Ir mums reikėtų kalbėti apie sprendimus, ar mes turime ką pasiūlyti, kad to viršsvorio būtų galima atsikratyti. Ir tie, kas jau stengiasi tai padaryti, jie daugybę kartų susidūrė su tuo, kad jeigu mažinamas yra maisto kiekis, tada alkis labai kankina, arba netgi neįmanoma atlikti darbo savo kasdienio, taip kad tai ne visada yra tinkamas sprendimas, nes gali griūti kitos gyvenimo sritis. Dabar, jeigu mes paliekame tą patį maisto kiekį, tada taip pat tai nėra sprendimas. Tai kitaip tariant, mes turime rasti kažkokį tai protingą sprendimą šitam rūpesčiui arba šitai situacijai spręsti. Taigi aš dabar parodysiu sprendimą, kuris yra vadinamas lean shake. Aš jį pavadinčiau sausas davinys, sausas maisto davinys. Tikriausiai kai kas esate girdėję, kad einant į žygį būtų gerai turėti sausą davinį, o gal kariuomenėje, o galbūt kosmonautam tai labai praverstų. Kuo mažiau tūrio užimantis, kuo mažesnę masę turintis, bet visų reikalingų kūnui medžiagų turintis davinys. Taigi toks davinys yra jau sukurtas, mes jį jau patys naudojame, aš ne kasdieną suvalgau, mano svoris yra normalus, bet aš jį net būdamas normalaus svorio suvalgau kartais kas antrą dieną, kartais kelis kartus į dieną. Kodėl aš taip darau? Dėl to, kad aš pastebėjau štai ką, man tenka nemažai keliauti ir kai kuriuose šalyse yra daug vaisių, daržovių, visko, pasirinkimas didžiulis ir mano kūnui nieko nestinga. Bet kai aš grįžtu į Lietuvą, aš prisipažinsiu, man tikriausiai pradeda stigti kai kurių medžiagų, nes aš nebe visokių vaisių randu parduotuvėje, nebe visko pasirinkimo aš turiu. Tai kartai, galbūt ir to pasirinkimo būtų, bet aš tikriausiai neskiriu tam pakankamai laiko. Tai tokiu atveju aš naudoju lean shake. Jo išskirtinumas yra tas, kad jisai turi labai labai mažai cukraus. Jame beveik, galima būtų sakyti, beveik cukraus nėra. O visų kitų kūnui mano reikalingų medžiagų didžioji dalis tenai yra. Taigi su tokiu maistu, jame beje yra ir daug skaidulų, kas yra gerai jūsų žarnynui. Tai jeigu jūs tokio maisto suvalgote, skaidulos užima tūrį, jūsų pilvas pasidaro pilnas, visų kūnui reikalingų maistinių medžiagų šiam sausam daviny yra, dėl to jūs pasijaučiate sotus, o kalorijų yra deficitas. Viena porcija yra tik tai 230 kilokalorijų gali būti. Viena porcija, kur jūs pavalgote, nuo vienos porcijos aš jaučiuosi pakankamai sotus. Tik tai 230 kilokalorijų. Tai jeigu aš tokių porcijų suvalgysiu 3 per dieną, tai mano kalorijų skaičius suvalgytas bus 8, 700, iki 1000, sakykime. Tai man gerokai pritrūks kalorijų iki mano dienos kalorijų normos. O aš jaučiuosi sotus. Mano kūnui nieko kito nebelieka, tik tai deginti riebalus, kad gauti kalorijas.
Taigi šitas sprendimas jau pasiteisino daugybei žmonių ir mes turime žmonių, kurių svoris sumažėjo 18 kg per 3 mėnesius, visiškai normaliai, nežalojant kūno ir nepažeidžiant jokių kūno funkcijų, netgi jaučiantis geriau negu anksčiau, jaučiantis sočiai, tai yra 2 kartus per dieną pakeitus savo maistą šituo sausų daviniu vadinamu lean shake. Ir labai patenkinti žmonės. Mes turim sportininkų, kuriem prieš varžybas reikėjo numesti svorio ir čia yra ypatingai įdomi situacija, nes kai kurie iš jų turi milžinišką fizinį krūvį ir jie negali mažinti maisto kiekio, nes tiesiog nebepakelia krūvio. Tai su sportininkais mes turime stebuklingų irgi rezultatų. Buvo tokių, kurie net numetė daugiau kilogramų negu buvo suplanavę iki varžybų. Pilnam krūvyje būdami, jausdamiesi puikiai, netgi geriau jie įvertino negu anksčiau. Dėl to, kad per lean shake mums pavyko pamaitinti kūno normalias ląsteles geriau negu pačiam sportininkui sekėsi tai padaryti. Mes tai padarėm subalansuočiau ir be cukraus, per didelio kiekio angliavandenių. Dėl to kalorijas tam sportininkui teko dalį kalorijų sudeginti iš riebalų ir tiesiog tokio sportininko raumenų, kaulų būklė išliko tokia pati arba netgi gerėjo, kai riebalų kiekis mažėjo. Tai yra labai pageidautinas efektas, jeigu kas nors iš jūsų esate nusprendęs sumažinti savo svorį. Taigi, tiek apie lean shake. Dabar grįšiu vieną skaidrę atgal, tai yra vitaminai. Daug kas manęs klausia, tai vitaminų reikia valgyti ar nereikia, ir kam reikia, ar kada reikia, ar tai yra kaip vaistas, ar jį reikia naudoti prie tam tikrų būklių, jeigu susirgau ar panašiai. Situacija tikroji yra štai kokia. Mūsų fizinis aktyvumas sumažėjo daug kartų per praeitus keletą šimtų metų, o gal net per keliasdešimt metų. Taigi galimai kai kurių iš mūsų fizinis krūvis šiuo metu yra mažesnis 10 kartų negu prieš kažkiek šimtų metų. Su tokiu fiziniu krūviu mes suvalgome ir maisto kiekį mažesnį negu tuometiniai žmonės. Ir be to vitaminų, mikroelementų ir kitų naudingų medžiagų kiekis, tankumas tame maiste yra mažesnis. Taigi yra tokia situacija, susidaro, kad mūsų kūne trūksta, atsiranda deficitas tam tikrų mikroelementų, vitaminų ir kitų svarbių pavadinkim medžiagų. Jas gauti su maistu mes nebegalim, nes mums tada reikės suvalgyti daugiau maisto. Jeigu mes suvalgysim daugiau maisto, mūsų kūno svoris pradės didėti. O su per mažai maisto ir su mažu tankumu tų medžiagų, jų trūksta mūsų kūne. Yra tik tai vienas kelias, yra 2 keliai iš tikrųjų, galbūt taip paminėkim. Vienas kelias tai būtų grįžti prie fizinio krūvio 10 kartų didesnio negu šiandien. Tai reiškia į darbą jau tik pėsčiom arba su dviračiu. Darbas turėtų būti fizinis, jokių būdų ne protinis tada. Jūs turėtume dirbti laukuose ar nežinau, prie kažkur tai, kur fizinis darbas yra, ir taip visą dieną. Ir valgyti savo užsiaugintą maistą. Tai jeigu jūs taip padarytumėte, jūsų kūne galimai grįžtų atgal prie normalių parametrų vitaminai, mineralai ir mikroelementai. Jeigu jūs nesat nusiteikę tokiam sprendimui, mes siūlome kitą sprendimą. Tai yra extend, tai yra pratesti, lietuviškai padidinti, pagerinti. Tai yra, jūs suvalgėte tame maisto kiekyje, kurį suvalgėt tam tikrą kiekį vitaminų, mikroelementų ir mineralų. Likusius be kalorijų mes sudėjome į šitą buteliuką vadinamą extend. Tai tie mikroelementai ir mineralai ir visos medžiagos pateks į jūsų kūną be kalorijų, su 0 kalorijų. Tai reiškia, kad jūs dalį gausite su maistu, dalį gausite iš šito buteliuko. Bet kalorijų neprisidės, dėl to jūsų kūno svoris nedidės, bet jūsų kūne bus panaikintas deficitas šitų medžiagų. Tai aš labai rekomenduoju
balanso aliejų, jau kurį minėjau, aš naudoju nuo 2012 metų, kiekvieną dieną, beje, kai kas manęs klausia, pertrauką daryti ar ne, nedaryti, visą laiką, tai yra nuolatinis maisto dalis. Dabar Extend aš naudoju jau 3 metai, bet aš naudoju ne iš karto tiek, kiek yra nurodyta, man visą laiką svarbu eksperimentuoti ir patirti savo kūnu, ar tai iš tikrųjų geras sprendimas. Tai aš tai naudojau nurodytą paros dozę, tai mažinau per pusę, tai visai nenaudojau, vėl pradėjau naudoti ir stebėjau savo kūną, kas vyksta mano viduje. Tai mano išvada po 3 metų tokių eksperimentų yra mano pačio elgesyje, tai šiandien dienai aš sveriu 80 kelis kilogramus, aš naudoju 4 kapsulės Extend kiekvieną dieną. Tai yra tiek, kiek nurodyta prie mano svorio. Tokia mano galutinė išvada, kurią aš jums pateikiu savo pavyzdžių. O jūs galite tuos pačius eksperimentus pasidaryti su savim, arba tiesiog kai kas galbūt iš jūsų nuspręsit tiesiog pasitikėti kitų žmonių tą patirtim ir tuo darbu. Na ir dar prie Lean Shake norėčiau pasakyti, kad yra Zinobiotic, yra toksai skaidulų mišinys, toksai mažesnė tokia pakuotė. Ir kai kas klausia, ar čia reikia man, ar nereikia to. Tai Zinobiotic, tai yra, tų medžiagų yra ir Lean Shake, tame maiste, tam sausam davinyje. Tačiau kas nori dar daugiau skaidulų suvalgyti, tai yra 4 rūšių skaidulos. Tai yra maistas jūsų žarnyno geriesiems mikrobams. Jeigu jums tai yra svarbu, man tai yra svarbu, tai aš tų skaidulų įsidedu šiek tiek į savo maistą ir aš papildau savo maistą skaidulomis. Tai yra gerai mano žarnynui ir tai palaiko žymiai geresnį mikroorganizmų balansą mano žarnyne. Tai man gerai atsiliepia iš karto ir ateičiai. Na ir dar labai trumpai pralinksminimui jūsų pabaigai. Kompanija Zinzino paskelbė varžybas tokias ir tos varžybos yra štai kokios. Yra dalyvaujantis rungtis, yra tie, kas nori sumažinti savo svorį 3 kg, 5 arba 10. Ir yra rinkiniai specialūs tam siekti ir yra programa aprašyta, kaip tai padaryti. Ir tie, kas ryžtasi tai padaryti, galima nusifotografuoti prieš ir po, numetus jau tos kilogramus, nusiųsti tam tikrų elektroninių laiškų, nusiųsti savo nuotraukas ir laimėtojų bus po 2 kiekvienoje kategorijoje. Tiesa, jeigu kai kas sako, jeigu aš 20 kg numečiau, na, jūs tada tikėtina, kad esat vienas iš labai realių pretendentų laimėti 10 kg kategorijoje prizą. O prizas yra kelionė į Viduržemio jūrą, kruizas 2 žmonėms. Taip kad, na, tiem, kam tai yra svarbu, ar taip tos kilogramus kažkur tai padėti, nebesinešiot su savim, tai čia yra galbūt visai gera galimybė dar save labiau paskatinti ir galimai pakeliauti. Na ir dar vienas sprendimas, kurį mes jau naudojame. Na, kai kas iš mūsų juokiasi, sako, jeigu jau ilgai gyvensim, tai būtų gerai ir atrodyti gerai. Tai mes šitą sprendimą naudojame, mes tepame veido odą. Veido oda yra labai pažeidžiama daugybės radiacijos, saulės spindulių, karšta, šalta, sausa ir panašiai. Ir tarša yra, tai gatvėje mes einame ir tas viskas sėda ant mūsų odos. Taigi, ką mes kviečiame jūs daryti? Mes kviečiame mažinti jūsų odos pažeidimą ir gerinti jūsų odos atstatymą. Tai jeigu jūs nusprendėte naudoti savo mityboje, įtraukti balanso aliejų, jūs jau padarėte didžiąją dalį darbo, didelę, gal ne didžiąją, bet didelę dalį darbo, nes jūs iš vidaus pradėjote geriau saugoti savo odą. Tai yra iš vidaus jūs turite didesnį kiekį antioksidantų, tai reiškia jūs geriau ginatės nuo radiacijos poveikio ir jūs geriau ginatės nuo taršos, kuri sukelia laisvus radikalus.
omega 6, omega 3 balansas taip pat yra labai svarbus jūsų ir elastingumui odos, dėl to oda atrodys gražesnė, jaunesnė, skaistesnė ir lygesnė. Tai vien balanso aliejus jau tai jums daro. Jeigu jūs pridedat Extend, tai jūs greitinate atstatymą odos. Tai reiškia, jūsų oda pradės ir geriau atsistatinėti. Tai ne tik tai jūs apsaugosit nuo žalojimo, bet ir pagerinsit atstatymą. Tačiau tų kiekių, kuriuos mes galim suvalgyti šitų medžiagų, neužtenka, kad apsaugoti pilnai veido odą. Reikia didesnių koncentracijų. Dėl to mes tas medžiagas pradėjome naudoti ant odos, tepti dar papildomai. Tai tas sprendimas buvo pavadintas Skin Serum, tai yra odos serumas. Ir šiandien dienai tikrai aš jūs galiu nudžiuginti ir mes visi galim pasidžiaugti ir galbūt net pasigirti, kad šiandien dienai dar nėra nei viena kompanija pasaulyje, nei vienas vardas, nei pavadinimas, niekas pasaulyje šiuo metu nėra dokumentavęs geresnių rezultatų su oda, negu kad balanso aliejus plus Extend plus odos serumas. Na, o tie, kas, jeigu nuspręstumėt naudoti tik tai odos serumą, tai rezultatai irgi yra labai geri, geresni negu daugumos kosmetikos priemonių. Na, o jeigu apie mane kalbant, aš irgi pamėginau tą odos serumą, nors anksčiau negalvojau, kad aš tą kada nors darysiu. Anksčiau, kai man sakydavo pasitepk veidą, sakydavo, ne, aš esu vyras ir aš to tikrai nedarysiu. Bet per pastaruosius metus, štai ką aš pastebėjau. Aš nusprendžiau, paeksperimentuosiu, gerai, pasižiūrėsiu. Nors ir to nedarysiu, atsiprašau, nors ir to nedarysiu ateityje, aš taip galvojau. Aš paeksperimentuosiu, pasižiūrėsiu, kaip tai veikia. Bent jau, kad žinočiau poveikį ir galėčiau paaiškinti. Ir aš pradėjau tepti ryte, po dušo, nusiprausęs, aš tiesiog ant pirštų šiek tiek užsidedu to serumo ir pasitepu veidą. Ir štai ką aš pastebėjau ir mano dabartinė jau išvada vėlgi yra mano elgesyje, aš taip naudoju jau dabar kasdieną. Poros, mano nosies poros buvo didžiulės, milžiniškos tiesiog ir jos buvo kaip taškeliai tokie, netgi matomi ir man tai nelabai patiko, bet aš galvojau, kad taip jau bus, taip yra, taip ir bus. Šiandien dienai, jeigu jūs apžiūrėtumėt mano nosį ir jeigu palygintume, kokios poros, kokio dydžio buvo anksčiau ir kokios jos dabar, tai jos yra gerokai mažesnės, jos tapo mažytėmis, galbūt net sakyčiau normaliomis, kaip tų žmonių, pas kurios yra mažos labai. Na, raukšlių man, aš negaliu pasakyti taip vizualiai, tiesiog, kad man ar jų pamažėjo, ar jos kažkaip pasikeitė, aš pats to negaliu įvertinti, bet žmonės man pradėjo sakyti, mano draugai, sako, tu kažkaip gerai atrodai. Ir žinai, šiandien susilaukiau tokio komplimento. Sako, klausyk, tavo oda yra kažkokios kitokios spalvos negu visų aplinkui. Ką tu darai? Tai va tokie efektai mane pasiekė, man jie patinka ir aš nebeketinu laikyti savo pirmojo plano, nenaudoti odos serumo. Aš dabar jau ketinu jį naudoti toliau, kaip tai darau kiekvieną rytą. Taigi, mes kai darėm klinikinę studiją, mes pamatėme kompiuteriu, kur skenuojamas yra veidas, ir yra sulyginamos dvi nuotraukos. Kompiuteris parodė, kad vis tik raukšlės buvę gilios ir siauros pasidarė plokščios ir negilios. Tai reiškia, kad raukšlių būklė labai stipriai gerėjo, daug procentų mažėjo. Tai tikriausiai mano akis buvo per silpna, kompiuteris geriau tą matė, o gal mano oda tiesiog taip sureagavo. Bet yra žmonių, kuriem net ir toje srityje yra labai reikšmingi pokyčiai. Na, tai tiek apie odos serumą, o man, aišku, labai svarbu iš odos serumo srities, kad tai yra ir sveikatos sprendimas, kad tai yra ne tik tai grožio sprendimas, tai yra ir sveikatos, tai yra odos apsauga nuo išorės poveikio
ir taip pat atstatymas geresnis. Tai man tai yra svarbu ir medicininiu požiūriu. Na tai tiek apie odos serumą. Na ir tuo mūsų šiandieninę gražią konferenciją mes ir baigime. Ir aš jums nuoširdžiausiai linkiu sveikatos, nuoširdžiausiai linkiu keisti, nuoširdžiausiai linkiu daryti pokyčius tuose esminiuose, kertiniuose sveikatos dalykuose, kad jūsų ta sveikata būtų kuo geriausia. O mūsų viena iš užduočių yra įkvėpti, tai kas dabar matote prieš tai ekrane, yra įkvėpti pokyčius žmonių gyvenime, savo ir kitų žmonių gyvenime. Taigi visi eikime ir įsikvėpkime savo ir įkvėpkime kitiem pokyčių. Ačiū Jums labai ir iki kito pasimatymo pirmadienį arba mūsų susirinkimuose, kuriuos mes turime konferencijas viešbutyje. Tai ačiū Jums labai ir iki kito karto, iki malonaus. Visiems sėkmės.